Žinot, nepykit gerbėmieji čia, kurie sėdite dėl lėktuvų, raketų ir dar kažko, tai nors aš iš karto pasakau, aš aviacijos nei licenzijos, nei diplomo neturiu, nei raketų diplomo neturiu. Aš niekada to neteigiau ir jeigu kas nors mane dergs ir kurs serialus, tai aš niekada nedergiau, bet turiu išsilavinimą iš šeimos, nes brolis domėjosi. Ir matyt, vaikystėje man labai daug papasakojo, nes kažkaip labai natūraliai, labai gerai susigaudau. Kariuomeniai šito visiškai nemokina. Aš jų klausiau, kokį kūjų jie mokina. Jie sakė, ai čia žemiausias lygis, dėl to mes nieko nemokinam. Jie nieko nemokina kariuomeniai. Šito viso, ką aš čia jums pasakoju, jie nemoko kariuomeniai. Į mokyklą šito nemoko. Čia kažkaip iš formaliosios logikos, aš jau dabar pradėjau matyti neprisitraukus, kad tenais skrendanti lasda liepkalnį. Jūs pasižiūrėkite, ten paprasčiausiai su proto akimis. Priekis raiktas matosi, pasižiūrėkit. Paskui jisai stačias atsistoja, 6 sekundės po 28 minučių, 5 valandos. Lietų paleidžia, 8 minutės užsidega, 14 sprogsta, ten 3 etapais. Pasižiūrėkit visi. Tai aš absoliučiai, kaip sakant, atsiprašau, aš vėl į savo kaimo temą, nes mane jau čia sunervavo. Yra toksai profesorius Viktoras Pranckietis, jisai nebuvo, man atrodo, perinktas, nebebus Seimo nariu, bet paskutinėme jau posėdyje pateikė žvėrelių fermų sunaikinimo projekto stabdymą. Nes jisai gyvena rajone, jisai turi savo nuostabų sodą, jisai yra dar iš tarybinių metų, jis tada jau garsus buvo agronomas, sodininkas, nes aš turiu šitą žurnalą 89 metų. Namuose labai skaičiau, o čia pas Uošvienę radau. Ir aš radau, kad aš Pranckiečio straipsnį iš 89 metų perspausdinau apie genėjimą į internetą 2005. Ir tai aišku, kad jisai jau tarybiniais metais reiškėsi kaip sodininkas, kaip mokslininkas ir mylėjo visą laiką gamtą ir kaimą. Ir aš pastiprinimui parašiau komentarą pas jį ir jisai labai užlaikino ir visi užlaikino. Daug labai sulaukiau patiktukų, kad jie nepagalvoja, kad su šitu projektu naikina žemės ūkio verslą, darbo vietas, nes kai tu naikini žvėrelių fermą, tu turi pasakyti, kur dėsis 300 darbuotojų, kurie ten gyvena. Ir sulaukiau labai idiotišką komentarą, paklausykit. Aš tiksliai net pasakosiu, bet tos pačios mintis, su kuriuom mane atakuoja, kur aš gyvenu kaime, Kauno rajone, nesvarbu, kad 10 km iki miesto centro, turiu milžinišką sodą ir jisai dar plečiasi, nes aš neskutu žolės aplink medžius, tai plečiasi vengerkų miškas, aš turiu jaunuolyną vengerkų labai didelį, pas mane auga iš atžalų vengerkos ir aš jau nuo naujų medžių skinu kiekvieną rudenį ir tai yra, žinokite, dideli pinigai iš tikrųjų, slyvų prekyba, obuolių prekyba, aš tik tai neturiu sveikatos, nes kai obuoliai prasideda, tu į dieną laisvai 50 eurų užsimerkęs galėtum uždirbti, bet aš neturiu sveikatos tiek sėdėti turguje už 50 eurų, bet aš visada pasiimu už 20 ar už 25 ir labai dažnai pavyksta šitą išprekiauti, nors visokie slenka, aplink klausinėja, zyzia. Ir ypač zyzia, jeigu kokia diena, kad pitaką kokią ar 7 tik tai padarai. Zyzia. Niekada nezyzia, kai 25 tuos padarai maksimalią normą. Niekada niekas nezyzia, bet visada tau zys, kai padarysi minimalią normą. Tai ką noriu pasakyti, tai aš apie tą naratyvą maždaug aš žinau. Ir vat tos komentaras idiotiškas, kad 21 amžius, technologijų amžius, ko ten sėdėti neandertaliečiam kaime, tegu išsikrausto. Ko ten, suprantat, jie primeta. Bet kitas dalykas, taigi čia yra kaimo naikinimo tendencinga veikla, apsimetant aplinkosaugą, žvėrelių gelbėjimu, panaikinu darbo vietas ir kaimietis turės išsikrausti. Detroitas Amerikoje. Išsikraustė fabrikai, numirė miestas. Panaikink darbo vietas ir viskas. Bet aš žiūriu į tuos namus gražius, kurie ten dabar vaiduokliai. Tai ta pati mintis buvo. O kodėl ten žmonės kažkaip nepersikvalifikavo, prie interneto nepradėjo dirbti.
Tai vat ir Detroito atvejais šitam idiotui atsakymas, jeigu žmogus darbininkas, jisai nepersikvalifikuos, va dabar vat sėdėt kaime, susikurti YouTube kanalą, spaminti, blogerinti. Labai gaila, kad aš prieš 2 metus neužmonetarizavau, kiek aš turėjau peržiūrų, kiek aš būčiau uždirbus nemažai prieš 2 metus gruodį. Nu, kokius 300 eurų būčiau paėmus vien iš YouTube. Gaila, čia po laiko man atėjo. Bet šiaip labai ilgas buvo procesas užmonetarizuoti. Turi ir veikti sąskaitą, turi veikti e-mailas, tau siunčia 1 centą, turi praeiti tas 1 centas, vienu žodžiu, ilgas buvo procesas. Ir ilgas procesas, kol aš supratau, ką reikia daryti, kad tuos pinigus uždirbti. Aš niekaip nesupratau, ką reikia daryti. Bet šitas lėktuvas viską sudėliojo į vietas, jau dabar suprantu, ką reikia daryti. Ir žiūrovų naujų prisijungia, jie nebėga, jie reklamas pažiūri, šaunuoliai, nes čia kur nuo seno sėdi žiūrovai, tai jie kažkiek keisti. Jie, jeigu ilgesnis video, mes nežiūrėsim. Pastebėjau šitą tendenciją. Tai nauji žiūrovai taip nedaro. Pražiūri tas reklamas, tai man už reklamas pinigėliai krenta, tai nuo lėktuvo istorijos tai dėkoju, kad kantriai. Tai pasivaikščiokit, kol ta reklama eina, nes jeigu jūs pasižiūrėsite reklamą, tai man centų jie susuks. Jeigu nepasižiūrėsit, nesusuks, nu ir viskas. Tai man atrodo, kad kantriai pražiūrit. Tai ne kiekvienas gali, nes žinokite, ir siaubingas yra spaudimas, jeigu tu bandai iš interneto, kiti ten užsiima prekybom dar kažką, jeigu tu užsiimi prekybą čia, vat, kaip aš iš sodo dar kažką, tai siaubingas spaudimas, siaubingas puolimas, ne kiekvienas gali, kiti yra, kad va, darbo vieta, nuėjau, atidirbau, grįžau. Ir tai irgi yra gerai, tai yra žmonės disciplinuoti, vienu žodžiu, eina dirba, jis toj žvėrelių fermai dirba, ten kažkokius, tai ten nėra lengvas darbas, tie žvėreliai būna ir įkanda. Aš čia kalbėjau kažkada su Nutrijų fermos vadu, tai sakė, kad aš nepadirbsiu. Nu, kažkaip irgi va, kaime ieškau darbo, tas šūdlaikraštis nemokėjau, kažkaip reikėjo, tai sako, žinokit, ir įkanda, ir čia su tokiam pirštinėm, ir sako, žinai, išsiklausinėjau, ne, sako, išsilavinusių nepriima į tokius darbus. Išsilavinusių nepriima, reikia darbininkų, ir va tas darbininkas, jeigu jisai dirba, jisai labai tinka, jam tinka, ir negalima šitaip daryti, darbovietės naikinti, ir paskui rašo, ne, neandertaliečiai, tegu dingsta iš kaimo. Jie niekur nedings, jie gyvena savo gražiuose namukuose, su kiemu, su pavėsinė, gamtos jie žmonės, jie yra pozityvus. Jų tu į butą neįkiši, manęs atgal į butą neįkiši, aš vos nenumiriau šią vasarą. Bute prie 24 eismo juostų, Karoliniškėse Vilniuje, oras suspaustas kažkoks, tai ten deguonies nėra, ten ant kalno, ten jisai kažkoks chemikalinis. Tėtės neįmanoma buvo ištraukti kaimą, būtų jam pagerėjusi sveikata 100 kartų. Jisai nejaučia, koks tenais troškumas, ir dar užsidaręs visus langus, nes skauda žandą, ten buvo jam užteikimas, man ten galvas pasmodavo, ten plastikiniai langai, pas mus kaime mediniai langai, net tu neatsidaręs deguonies turi, nors aš su aparatu kartais pasižiūriu, tai nelabai deguonies pas mane yra, sėdint ir su visais mediniais langais, tai jeigu tik parodo, kad nėra, aš į lauką iš karto ir viskas. Tai tu kaimiečio, man kaimietis žodis nėra neigiamas, yra teigiamas, tu neiškrapštysi į tą sušiktą miestą ir nepriversi kvėpuoti benzinu ir chemikalais. Nes mes čia kvėpuojam deguonim, pas mus čia kaime, nors čia 10 km nuo miesto centro yra tyla ir kietųjų dalelių 20, nekartą žiūrėjau, čia kažkur tai yra šitas matuoklis, tai 20 ten ar 14 rodo, kai Vilniuje jūs kvėpuojat 100 kasdieną. Ir man Vilniui ten kvėpuojant ir tam bute ir tose Karoliniškėse visiškai sutriko sveikata iki reanimacinės palatos vieną kartą. Mane ten gaivino. Nors čia Kauno gydytojai, vėl pakliuvau ligoninę su kosminiu spaudimu, ginčijosi dėl žodžio gaivinti, bet pas mane buvo katastrofiškas spaudimas į kitą pusę, nes numušiau per stipriai. Bet Vilniui darydavosi siaubakai, o kaime čia pavyksta man ir numušti tą spaudimą, ir sustabilizuoti, ir net Kauno miesto centre pavyko nusimušti.
Nes ir Kaune, nors būna tarša, Kaune yra geresnė truputį padėtis, yra daugiau žalumos vis dėlto, nors Kaune yra tarša. Bet irgi daugelis daviklių nerodo. O aš už Kauno ant kalno, pas mus yra ir nuo Kauno marių gaivus oras, ir nuo Jiesios, ir nuo Jiesios senvagės. Ir aš pati auginu labai daug medžių ir vasarą čia vieną dieną prieš gaisrą, tą pačią gaisro dieną, kai čia kaimynų visi tvartai degė, vaikščiau, galvoju, šabakštynas pas mane iš tikrųjų slyvynas, gal apsiretinti. Ir paskui, kai tas visas slyvynas, šabakštynas, obelų visas sodas apsaugojo visą kaimą nuo to gaisro, pagalvojau, kaip gerai, kad aš auginu tą miškelį. Ir kaimynai tokie buvo, ten iš tikrųjų tie kaimynai, tai mano prosenelio name gyvena, tai senelio ir prosenelio namą apsaugojo. Paskui dar auga 5 metrų aukščio lazdynas purpurėja, tai ir jisai apsaugojo, nes ten suodžiai pelenai ir į kaimynų kitų tvarto pusę varė ir milžinas medis stovi ir viskas sulaiko. Suprantat, tai va tie, kas loja ant kaimo, ant kaimiško mąstymo, tai kaimietis toks kaip aš, kuris yra, nors ta prasme grynas miestietis, bet kaimietis, nes nuo asfalto man nuo gimimo labai bloga, nuo tų mašinų užinčių labai bloga. Tas Laisvės kosmonautų prospektas ir tarybiniais metais buvo automagistralė, čia žinokit, tarptautinė automagistralė, čia važiuodavo naktį sunkvežimiai, autobusai, čia jau buvo tiesiog jungtis, čia tarp miestų, tarp valstybių. Ir baisinės ten eismas ir aš užaugau tam užime ir aš neretai per miegus girdėdavau tą užimą ir visą laiką traukė į tylą, į kaimą. Ir dabar sako, tai jau dabar yra modernus laikai, jau yra technologijos, dabar pažiūrėkit, man su akim atsitiko prieš 7 metus labai baisiai, prieš 10 metų jau pradėjo su jom darytis ir aš nelabai galiu sėdėti prie kompo. Man vis tiek reikia akių eiti į parduotuvę. Pavyko šią vasarą vairuoti, beje, su viena akim, kita akis neberodydavo, dabar ta akis rodo, kita blausėsi biški, praeis. Ne baltai blausėsi, bet kažkaip keistai, bet praeis, aš labai tikiuosi. Tai žinokite, tie 4 aukštieji, ta liga, jinai neklausia, ar žmogus su 4 aukštaisiais, ar jisai darbininkas. Ir vat, pavyzdžiui, aš gyvenu kaime, negaliu sėdėti prie kompo, skaityti negaliu irgi ir nežinau, kiek aš galiu. Vat, pavyzdžiui, tokie žmonės kaip aš, ane, dirba prie skaitimo, rašymo, tai aš jau negaliu niekur įsipareigoti, kad aš visą dieną skaitysiu ir rašysiu, nes yra dienų, kai aš negaliu skaityti visiškai. Aš prisėmus esu storiausių knygų ir aš jas marinuoju, jau visos bibliotekos man pačios pratesinėja. Viena bibliotekininkė išpratėjo, išėjo iš darbo, su manim sukonfliktavo, baisiausiai mane puolė. Aš pasiėmiau 7 knygas ir truputėlį uždelsiau dėl tos akies ir jinai mane puolė. Pradėjo tyčiotis. Ir aš įrašiau ir paleidau į YouTube ir jinai išėjo iš darbo. Nes šiaip bibliotekos labai džiaugiasi, nes aš imu labai retas knygas, storas, filosofinės, o būna dienų, kai negaliu skaityti ir neskaitau, šiandien yra diena, kai negaliu skaityti. Ir vat, kai aiškina, kad eikit prie kompo, tai čia ir mano motinos yra aiškinimai. Su diplomu tai reikia tenais taip ir taip ir taip ir taip. Nesėdint prie kompo kelių neskauda, kaklo neskauda, menčių neskauda, stuburo neskauda. Visą gyvenimą pravaikščiojau, prasidėjau su šitais skausmais, nes visą gyvenimą arba mokiausi, arba besimokydama dirbau visą laiką prie kompo. Ir jau kai nusimuši nuo šitos bambagyslės, tu atgal grįžti nebenori. Nes žmogus nesukurtas kentėti skausmą. Dėl kažko, dėl kažkokių tai tenais įsivaizdavimų. Tuo labiau, žinokit, aišku, siaubingos provokacijos aš ne kartą pasakojau, bet iš žemės ūkio veiklos, jeigu netrukdytų ir nebūtų tokia silpna sveikata, žymiai daugiau galima uždirbti negu prie kompo. Tu iš turgaus nėra ribų, tu ir 50 ir 100 per dieną. O biudžetinėse įstaigose, žinokit, žmonės su visokiausiais daktaro diplomais 400-500 uždirba. Ir aš dirbu universitete, aš dirbu mokslo institute. 500 uždirba prasimokę 10-12 metų.
Tai tie ir tyčiojasi, tie turginiai. Jeigu patenka inteligentas į turgų, tai jie ant jo šoka, tyčiojasi visaip. Nes tas turginės ir 100 ir 200 per dieną ir 1000 būna, kad uždirba. Ten, kur triusikais prekiauja. Aš, pavyzdžiui, negaliu persilaužti ir prekiauti triusikais, man neišeina. Dar kojiniam galėčiau, bet triusikais niekaip. O obuoliais man labai gerai, slyvom labai gerai. Kiaušiniais man patinka, man tinka kiaušiniai. Aš kiaušinių būdavau vienam ūkininkui. Pardavinėdavau ten 100 dėžučių per turgų. Kiaušiniai, suprantat, reikia daryti kas kopūstais, ten toną. Pjaustydavau su peiliu, su mažyčiu pagaliuku daužau. O Jėzau, kaip pirkdavo. Tai ką aš noriu pasakyti, negali drausti žmogui gyventi, kaip jisai nori gyventi, dirbti, ką jisai nori dirbti, nėra vergovės, nėra prievartos, bet tu neturi teisės sėdėti Seime ir uždraudinėti kaimiškus verslus. Tai Viktoras Pranckietis, mūsų profesorius, yra šaunuolis. Išeidamas iš Seimo, jisai gerai trinktelėjo durimis ir įrodė, kad jis yra kaimo ir gamtos mylėtojas, ir tikėsimės ta nesąmonė bus sustabdyta. Taip, žvėrelių labai gaila, bet jeigu aplinkosauga žvėrelius iškelia virš žmonių, tai yra kažkas nenormalaus. Jeigu tu ten žvėrelių labai gaili, tu turi įkurti kitokį, įkurk, aš nežinau, obelų tada ūkį. Turi tos žmonės, tos 300 žmonių perkelti kažkur kitur. Ta firma, tai o kaip jie? Jie ten uždirbo milijoną ir dabar nebeuždirbs milijono. Tai ir įstatymų uždraudžia verslą. Tai čia kas čia? Čia Šiaurės Korėja yra. Čia nėra nei demokratija, nei monarchija. Nei monarchijai, nei demokratijai verslai nėra draudžiami, jie skatinami yra. Ypač žemės ūkio, ypač kailiai visi šitie. Ir ta prasme, aš ką noriu pasakyti, kad jie tendencingai griauna kaimą ir jie dabar, žiūrėkit, aplinkosaugininkai, neskirkite tokio ir tokio ministro. Jeigu aplinkosaugininkai verkia, kad žemės ūkio ministras labai blogas, reiškia, jisai gelbės kaimą. Tai aš jau pakomentavau ten ūkininkų grupiai, kad labai gerai. Jeigu šitie verkia, reiškia, labai 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 gerai. Ir atkreipkite dėmesį, pagal mano nukentėjimą atvažiavo veterinarinė, suklastojo protokolą ir paklausė, ar jums reikia ožkos, kam jūs ją laikot. Kaimo teritorijoje atvažiuoja ir klausia. Žiūri į milžinišką tvartą, senelio statytą, kuris perstatytas yra iš prosenelio kluono milžiniško. Žiūri kvailom akim, nemoka surašyti protokolą su klaidom, su klastotėm ir klausia, kam jinai. Sakau, aš visų pirma turiu akių ligą. Ir aš absoliučiai nesiruošiu atsisakyti. Ir tada vyras, veterinaras, sako, reikia registruoti bandą. Vyr veterinarė Kauno apskrities reikia. Ne, nereikia. Ir į protokolą neįrašo. O paskui paaiškėjo, kad reikia bandos numerio. Aš kelias dienas nieko nesusigaudau. Mano draugė ūkininkė bando mane atvesti protą. Aš nieko neklausau. Taigi sakau, jinai vyriausia Kauno apskrities veterinarė. Jinai negali meluoti. Sako, čia taip nėra. Atvažiuoja, meluoja viską, kad tu susifeilintum. Pagal įstatymą, jeigu negali įrodyti, iš kur ožka, ją reikia papjauti. Jie naikina kaimą, jie naikina, jeigu ožka mano normaliai duotų pieno, tai žmonės iš vienos ožkos pragyvena. Pas mane duoda mažai, nes aš ieškojau tik tai savo. Ir žmonės iš ožkų ūkių pragyvena. Iš karvių pragyvena. Karvių tai beveik jau nebėra. Iš gyvūnų pragyvena. Iš kiti laiko, pavyzdžiui, daug vištų kiaušiniais prekiauja. Tai gali būti darbas, tai nebūtinai technologijos ir sėdėkime ten prie kompų, dar kažką tai. Nėra privaloma absoliučiai, nes tie, kas sėdi biuruose, yra prognozė, kad jie gali būti gyvens tik tai 55 metus. O sodininkas, daržininkas jau 5 metais, sako, ilgiau gyvena. Jisai linksmas, jisai grinamorė, jisai tarp žalios spalvos. Nenurodinėkime, kaip žmonėms gyventi. Man tas yra baisiausia, kad tu ten taip privalai. Įstatymų sužlugdė juristų veiklą. 3 metus tas įstatymas buvo. Aš jau persikvalifikavau, tapau laimingų daržininkų sodininkų. Jau man atgal
Kur ten grįžt prie to kompo? Vat aš sėdžiu su jumis šneku, man užpakalį skauda, nes aš atpratau sėdėti, aš visą laiką judu. Uodegikaulį pradėjo skaudėti, 20 minučių plirpiu, jau uodegikaulį skauda, o tai kaip darbas prie kompo, tai žinokit, ir 5, ir 6, ir 14 valandų reikia sėdėti. O kokie nesažiningi klientai, vienas dabar nesažininkas klientas, sumeskite, ateikite į piketą, padėkite, nedirba jisai visiškai, padėkite. Tenais numetė ten 50 eurų, paskui dar 40 ir viskas, visas jo atsiskaitimas už visus apeliacinius skundus. Tai ir nesinori, suprantat, nesinori gelbėti pasaulio. Taip, beviltiški klientai man pakliūdavo, kur advokatai ištraukė visus pinigus, pakliuvo be pinigų, be nieko, gelbėk. Ir ten ką sugraibo, nevalgęs visas kaulai šviečia, ten sugraibė ten 95 eurus. Tai gerai, žmogaus gaila. O paskui pamiršo atsiskaityti, kai jau visi pradėjo siūsti. Tai tu taip negali, tai obuolys viskas, tenais ar slyva, ar cukinijų varydavau. Ten kiti netiki cukinijų biznių, prisiauginau plantaciją už tvarto ir viskas, ir variau, kilas euras, siaubas, kiek pardaviau. Atvažiavo vieną kartą su baltu busiku, kiek sako už visas. Aš sėdėjau, knygą skaičiau, jau netoli čia namų Panemunės turgelį, jau buvo po pietų gerokai, galvoju, darbiškai pasėdėsiu. O knygą turiu, paskaitysiu. Atvažiavo su busiku ir viską paėmiau už 15 eurų, kaip supratau, kavinė kažkokia itališka. Už 15 eurų, šnai. Ir man eina zyzė, čia biznio nepadarysi, čia nieko nepadarysi. Tai netrukdykime žmonėm daryti tai, ką jie nori daryti, ką jie gali. Jeigu užsiimė tuo žemės ūkiu, tai nei akis vargsta, nei sprandas ten įskausta. Ten kitoks yra nuovargis, baisus jisai nuovargis. Intelektualinis nuovargis dar kitoks. Aš čia kaip lirpiu dabar į tą YouTube'ą, kai aš su tuo lėktuvu užsiėmiau, aš tai pervargau, aš ryte rašiau tiesiog kavą gerdama Facebook'o žinutės, draugiai rėmėjai kanalo, siaubas, o aš jau nebegalėjau. Tai tokio nuovargio, kokį duoda intelektualinis, tai sodo veikla neduoda. Bet jinai duoda kitokį, jinai duoda tokį pervargimą, kad išjungia protą. Pervargsta kūnas ir dar ir protas išsijungia. Tai žmonės kiti specialiai užsiima, ten kasa kažką, tai kalą pjauna, kad atsijungtų. Tai kai užsiimė per daug su šitą svoriais, dar kažką atsijungia protas, jau nieko nebesinori ir tada negali vystyti šitos veiklos. Tai yra tam tikri niuansai. Bet kad aiškinti, kad visi dabar turi prie technologijų, tai ne visi darbai yra prie technologijų, labai mažai yra darbų prie technologijų ir prie aukštųjų technologijų. Ir paimkime Teltonikos atvejį, kaip jiems kabelio nenutiesim ir viskas, ir 4 milijardai vos nenuplaukė, tikiuosi, kad nenuplaukė. Amerika siūlė statyti techparką, Amerikoje duoda milijardą Amerikos vyriausybė, Teltonika atsisakė, myli Lietuvą. Ir kabelį sutrukdė nutiesti ir baigėsi aukštosios technologijos. Tai suprantat, sako neandertaliečiai, žmogus renkasi paprastesnį kažkokį tai kelią, kartais jis yra stabilesnis, nes čia jūsų daug naujų žiūrovų, pas mane seni žiūrovai, mane ten kažkas apšmeižė, pavarė ten serialus, klėdesius ir jie nustojo remti, buvo daugiau rėmėjų. Bet jie toliau žiūri, bet jie yra užpykę, jie tenais klauso kažkokių tai, kur manęs iš viso nepažįsta, klėdesių visokiausių. Ir jie neremia, ir ta prasme, tai tu kaip nori, taip daryk, mes čia nepalaikom, nebus tavo kanalo, nieko tokio. O kai kurie yra keletas žiūrovų, kur didelėm sumom remia, nes jie nori šito kanalo. Ir tada toks irgi nesažiningumas. Vienas susimoka didelę sumą, kitas špygą atkišęs 0. Ir va tau ir technologijos, va tau ir 21 amžius, va tau ir kaimas. Ir tada, kai pamatai, kad nupiktybėja visiškai, kad iki 0 išsijungi tada visas technologijas ir varai į sodą daržą ir tai yra pastovus pinigai. Tai kuo toliau, tuo labiau žmonės, bet jau bus per vėlų, supras, kad iš gamtos, iš daržo, iš sodo galima pragyventi, iš viso šito negalima. Nes
Kuo labiau tobulėja technologijos, tuo yra didesnis terorizavimo mechanizmas, tuo didesnė kontrolė. Tuo labiau tu gali sužlugdyti greičiau, tiesiog per sekundę gali žmogų sužlugdyti ir viskas. Ir aš dėl to ir padariau iš viso pertrauką, nes aš mačiau visas technologijas, aš mačiau specialiasias tarnybas, aš matau, kaip žmonės yra kontroliuojami, kaip jais manipuliuojama yra. Ir kaip jie galvoja, kad jais nėra manipuliuojama, va tas yra įdomiausia. Nu tai viskas. Tai kažką tai paaiškinau turbūt. Tai nežlugdykime kaimo, nes svirplių fermos, tai jūs turėsite pirkti tuos svirplius. Niekas nemokamai nedalins. Tai svirplių fermas daro atominiam karui ruošiasi, iš tikrųjų, kiek aš suprantu.